Labas vakaras, mėly žiūrovai, pavasario pradžia ir visai netrukus prasidės 2024 metų Top Sport A lygos sezonas, kurio tikrai labai su nekantrumu visi laukiame. Akademija Šiauliais, Sūduvos sąstatas yra gerokai kuklesnis, jisai į Jevgeno Smirnovo poziciją, čia dabar jau Sūduva atakuoja, Burdzilauskas, jo perdavimas, bet ten Filipavičius nespėja prie kamulio, tikrai geras Ernesto sumanymas. Valandą čia žais Dainava ir Žalgiris. Dabar smūgis į vartus ir labai pavojingai ten smūgiuoja Ernestas Burdzilauskas. Antonai Klampaus, daug pavojingų progų. Dabar geras Simono Pauliaus perdavimas ir Ivanas Zotko sugeba čia apsiginti, apeliuoja perdavimas. Rokas Filipavičius ten sužaidė puikiai, Artiomas Fiodorovas, jo perdavimas arčiau vartų, Emsis ir virš vartų smūgiuoja. Rokas Filipavičius atmeta kamuolį, smūgis iš toli ir Gustas Baliutavičius gaudo toli smūgiuotą kamuolį. Kamuolio tiksliai perduoti priekį nepavyko. Klysta Motiejus Burba ir čia susistumdymas Ivanas Zotko su Donatu Kazlausku. Nelabai suprantu, kodėl ten ukrainietis didelė yra jo vertė ir žinoma, kortelė turėtų nudžiuginti fantasy žaidėjų. Baravykas kiek rizikingai ten ieškojo Simono Pauliaus. Atšoka kamuolys, smūgis į vartus, Baliutavičius ir Aivaras Burdzilauskas. Dėkingai atšoka kamuolys, Ernestas imasi iniciatyvos, bet prieš jį yra varžovas. O čia Gustas Baliutavičius. Komandai sužaidėjo, žinoma, Liepoje klube. Burbai dėkingai atšoka kamuolys. Šis dabar atlieka smūgį ir Gustas Baliutavičius sėkmingai žaidžia prie pat vartų linijos. Kamuolys skriejo tiesiai, tačiau smūgis buvo jaunus žaidėjus. Micevičius, jis baudos aikštelės prieigose, jo smūgis ir šalia vartų smūgiuoja Gabrielius Micevičius. Labai pavojinga situacija. Visas rungtynes Sūduva gynėsi sėkmingai ir čia dabar pirmą kartą šios dienos rungtynės ir Kuklys vėl pasiruošęs atlikti perdavimą. Ir pavojinga. Šalia vartų skrieja kamuolys, kas ten paskutinis vietė kamuolį. Živanovičius skėsčiojo rankomis. Sūduvos žaidėjo, žinoma, kamuolio pasiekti nepavyko. Ir fiksuojama dvikovos pabaiga, rezultatas 0-0. Šios dienos rungtynėse tai prasidėjo Top Sport A lygos sezonas. Galėjo paskutinę minutę Sūduva iškovoti pergalę.